Taigi sveiki visi ir šiandien vėlgi aš. Ir šiek tiek tokios elementarios temos apie struktūras vadinasi. Nežinau, ar kiti galbūt nebus girdėję, kai kuriems tai bus pirmas kartas. Ir aš tiesiog vieną dalyką noriu pasakyti. Kai vaikučiams duodi galingą automobilį, tikriausiai nenuostabu, kad galime suprasti, kad tie vaikučiai nelabai moka to automobiliu, tuo galingu automobiliu valdyti jo, ne? Ir tada būna kažkokių tai netikėtų ir visokių tai įdomių dalykų. Kas apskritai yra struktūra? Struktūra tai kaip kažkokia tai sistema, kuri yra skirta kažkokiam tai procesui. Tarkime, gali būti verslo struktūra, gali būti agregorinė struktūra, ne? Gali būti tiesiog struktūra, agregoras, ne? Arba galima sakyti dar, kaip čia dabar dar žodį dar tokį paminėti, hierarchija kažkokia tai, ne? Vat tai yra iš esmės apie tą patį. Ir kiekvienoje hierarchijoje, kiekvienoje struktūroje yra tam tikros taisyklės. Dabar pamėginkime, pavyzdžiui, į kažkokią tai agregorą įnešti, tarkime, kažkokią tai industriją, tarkim. Na, paimkime, agregoras yra, kuris skirtas menui ar dar kažkokiems tai kitiems momentams. Savaime suprantama, kad ten, tam agregore yra susiformavusi kažkokia tai struktūra. Informacija, struktūra, patirtis žmonių, ne, kurioje jie toj struktūrai vadinasi kažkokioje tai pozicijoje sėdi tie žmonės, ne. Tai tas pats yra ir, vadinkime, su įvairiomis struktūromis. Tiesiog vadinu taip struktūros. Ir dabar kartais klausimas kyla kai kuriems, kodėl ta struktūra išstumia tam tikrus momentus. Greičiausiai labai yra keista, kada bandoma į tas struktūras įnešti savo taisyklės. Nu, tarkime, ateiname mes į kažkokią tai agregorinę struktūrą, pavyzdys medicinos struktūrą, ir bandome mes ten įvesti meno šaką, kokią nors, pavyzdžiui, ne, tapytojų kažkokią tai, na, aišku, iš to irgi susideda, ten medicina yra psichologija, psichologiniuose aspektuose galbūt yra naudojami tam tikri modeliai, kas yra susijęs su tapyba ir panašiai kaip detalė, ne? Bet tai nėra tapyba, tai nėra tapybos kažkoks tai agregoras, tarkim, ne? Tai yra tik sudedamoji dalis kažkokia tai. Ir kada toj struktūroj, toj agregoriniai struktūroj, ta sudedamoji dalis užima atitinkamą vietą toj struktūroj, tada viskas kaip ir gaunasi gerai. Tada nevyksta jokių prieštaravimų vidinių, kažkokių tai nesklandumų ir panašiai. Struktūra normaliai veikia. Bet kartais pasitaiko tokių chozeinų, kurie neva labai išmintingi ir protingi, tada jie bando toje struktūroje padaryti savo tvarką. Na ir bando visokiais strateginiais momentais, kažkokiom tai strateginiais dalykais, žodžiu, įvesti tą savo tvarką į tą struktūrą, žodžiu. Nu, tarkim, įnešti meno šaką dabar, pavyzdžiui, įnešti teisinius kažkokius tai dalykus. Tai savaime suprantama, kad ta struktūra yra ne apie tai. Tai čia daugiau žaidžia jau pačio žmogaus noras valdyti arba noras padaryti taip, kaip jis nori, kad būtų, ne? Arba dar kitas momentas, na vis tiek va toksai aš padarysiu taip, kaip aš noriu. Ir paskui žiūriu, kad vėl ta struktūra griūna ir vėl tą struktūrą reikia vėl iš naujo pribudinti, prikelti. Tai va, ne visos struktūros yra skirtos atitinkamoms sferoms ir tą reikia pripažinti. Jeigu struktūra yra skirta menui, tai jinai ir yra skirta menui. Galbūt menui, kalbėjimui, išraiškai kažkokiai, tai kūrybai, ne? Ir tu ten iš tos struktūros nelabai ten ir įdėsi ir padarysi kažkokius finansinius dalykus ar ten dar kažką, tai kas labai kartais neįtikėtina, bet žmonėm labai norisi. Tiesiog tą struktūrą paimti, išprievartauti tą struktūrą per visus galus, bet bent kažkiek išpešti naudos.
Kas nutinka su struktūromis ir agregorais vadinasi, ne? Tai agregoras ir struktūra, jinai iš esmės labai yra apie panašius dalykus. Ir tą reikia tiesiog maždaug orientuotis, kokioj agregoriniai struktūroje arba kokioj sistemoje jūs įkritote, papuolėte į kokią struktūrą ir ar reikia toj struktūrui būti, ne? Nes jeigu jūs, tarkime, atitinkate to agregoro, tos struktūros reikalavimus, vadinasi, jūs užimsite toj struktūroje atitinkamą vietą, vadinasi, ne? Pagal savo patirtį, pagal turimas žinias, pagal dar kažkokius tam tikrus reikalavimus. Čia tas pats, kas jūs eitumėte į darbą, į kažkokią tai sferą ir jūsų klausia, kokie jūsų gebėjimai, ne? Jeigu jūs turite atitinkamus gebėjimus, vadinasi, toj struktūroje jūs užimsite atitinkamą vietą, grupėje kažkokioje tai, ne? Tarkime, paimsiu dabar pavyzdį įmonę, kuri susideda iš 100 žmonių. Įmonė, ne, tarkime. Ir tame 100 žmonių sėdi 2 chazainai, kurie yra pradininkai tos visos struktūros, ne? Toliau susidėlioja tam tikri kiti momentai, vadinasi, grupėmis ir gaunasi struktūra. Tai vadinasi, ta struktūra darniai veikia, kai kiekvienas užima atitinkamą vietą toje struktūroje. Bet kada toje struktūroje esantis chazainas kažkokiam tai tam tikram lygmenyje nori peršokti arba užlipti į aukštesnį levelį, nors iš tikrųjų dar jisai nėra toje struktūroje paaukštintas, savaime suprantama, kad ta struktūra jinai pradeda irti. Arba ateina kažkas iš aukštai ir duoda spriktą per galvą. Spriktas. Tai vat kartais, kai žmonės gauna tos spriktus tokius, tai čia yra struktūros esmė, kuris gauna per kaktą spriktą, vadinasi, tas yra nuo to gaunantis iš aukščiau tam, kad tai struktūrai jisai sėdėtų atitinkamai vietoj. Kai tik tai žmogus bus, kaip sakant, pasiruošęs pereiti į kitą lygmenį, natūraliai ta struktūra jinai paaukština, susidėlioja, vadinasi, jinai regeneruoja tą struktūrą ir vadinasi vėl persitvarko, persidėlioja kažkokios tai tam tikri momentai. Bet bandyti struktūrą išprievartauti arba bandyti tą struktūrą paversti kitą struktūrą, savaime suprantama, tai yra arba tai yra labai trumpalaikis momentas, ta prasme, kažkokia tai bent minimali nauda gaunama, bet tai rezultatas nebus ilgalaikis. Dėl to tokiose struktūrose kartais ateina greitai kažką padaro ir žodžiu jau viskas, ir išnyksta, dingsta jau, ta prasme. Tai va, tai su struktūrom geriau yra nejuokauti, aišku, jeigu jau įkritote į struktūrą, ką padarysi įkritote, tada geriau būtų užduoti klausimą struktūroje, apie ką čia yra, kokia čia struktūra. Ir jeigu jūs toj struktūroje būsite tinkamas, ta struktūra jūs, žodžiu, kažkokioj tai vietoj vadinasi, galima sakyti, atitinkama vieta jums suras tą struktūrą. Tai čia vienareikšmiškai šitas momentas. Dabar yra tam tikri dalykai, kada struktūra yra, pavyzdžiui, kūrybiška struktūra, ne, kūrybinė. Yra visiškai nekūrybinė, strateginė struktūra. Tai va šitose vietose jau tada arba kūrybiška, arba strategiška. Strateginė su kūryba jinai nelabai dėliojasi, nebent tai yra sudėdamoji dalis kaip strategija kažkokiam tai momente, bet neužima visos struktūros. Kūrybiškumas apskritai yra visiškai apie kitus dalykus. Kuri struktūra yra kūrybiškumo struktūra, grožio, meno, kūrimo, kažkokių tam tikrų kitų dalykų, vadinasi, tai struktūrai ribos bus nepriimtinos. Kūrybai visada reikia laisvės. Jeigu, tarkime, žmogus nori vis tiek padaryti ten strateginį momentą, tai tiesiog jau galbūt žaidžia kiti vidiniai tam tikri dalykai, kurį žmogus bando tą struktūrą padaryti taip, kaip norisi tam žmogui padaryti tą struktūrą. Kad būtų jinai va tokia ir ne kitokia. Ir kaip ir minėjau, mes visada žmonės gyvenime mokomės priimti kitus tokie, kokie jie yra. Ir čia kalba eina ir apie struktūras, ir apie tam tikrus kitus dalykus. Tas pats yra su šeimos agregoru. Lygiai ta pati situacija,
Kada vaikai mokosi priimti savo tėvus tokie, kokie jie yra, vadinasi, ne? Ne vaikai pradeda mokyti savo vaikus, o vaikai mokosi priimti savo tėvus tokie, kokie jie yra, nes tėvai yra pirmi. Tai čia yra egregoras, struktūra, taipogi struktūra. Vėliau eina protėviai, ten seneliai ir panašiai. Jų tėvai mokosi priimti savo tėvus, tai vadinasi vaiko senelius. Ir kada va šitose vietose susikeičia vietomis, tarkime, mama ir vaikai pradeda mokyti savo tėvus arba tapti savo tėvams tėvai, tada ir pradeda struktūra biškį klebėti. Kodėl? Dėl to, kad energija netokiu principu vaikšto. Vadinasi, energija turi eiti kryptimi, vadinasi, atitinkama kryptimi. Tas pats ir struktūra. Struktūra eina iš viršaus energija ir leidžiasi užpildydama apatinės vietas. Jeigu kažkurioje tai vietoje bandoma eiti į priešingą pusę, ne, tada, žinoma, energija pradeda strigti, nes ne į tą pusę. Tas pats, kas vėjas pūstų vieną pusę, o eitumėt jūs prieš vėją, ne, ir bandytumėt vėją pasukti kitą pusę. Tai yra neįmanoma. Tai tas pats yra ir su struktūrom, ir su egregorais. Tas pats yra su kelių eismo taisyklėmis. Jeigu Lietuvoje važiuojama dešinė eismo pusė, važiuosi dešinė eismo pusė priešingą kryptimi, vadinasi, gausi smūgį. Tai va čia lygiai taip pat yra su struktūromis ir su energijomis. Tas pats kraujas, kraujagyslėmis teka vieną kryptimį kažkur tai, ne, ir viskas vyksta žmogaus organizme. Jeigu bandys priešą pasukti, pradės širdis kalatoti, ne, ir va čia va žmonės sako, kodėl. Dėl to, kad priešinga kryptimi yra judama. Vat nori kažkoks chazainas, vat kažkas padaryti priešingai. Ir priešingai bando daryti. Paskui sako, kodėl žmonėms vyksta sveikatos sutrikimai arba širdis kalatoja ir panašiai. Dėl to, kad yra einama prieš struktūrą. Sakant, prieš gamtą. Dabar šiek tiek dar jums papiešiu, kad būtų aiškiau. Kaip sakant, daug nepiešiu, bet kažką tai nupiešiu, žodžiu. Bent jau, kad kažkiek tai įsivaizduotumėt, apie ką yra struktūra arba egregoras kažkoks. Tai galima būtų, aišku, piešti visokiais įvairiais būdais. Bet nupiešiu aš va taip. Tai kada aš rodau, kad esu aš, tai reiškia esi tu, ne? Ir kada šita energija teka iš kažkur tai toli, ne? O čia yra tas chazainas, kuris dabar žiūri šitą televizorių, ne? Va šitas. Ir šitas chazainas dažniausiai nori būti stipriausias. Čia dažniausiai šitas žmogus nori viską sutvarkyti, viską pasukti savo pusę. Viską čia sudėlioti taip, kaip reikia jam, kad būtų. Sėdi Dievas čia su tokia karūna, didelė karūna. Ir sako, na šiandien bus taip, kaip aš noriu, kad būtų. Bet deja, yra viskas biški kitaip. Čia yra mamytė. Čia yra tėvelis. Čia yra senelis. Čia močiutė, čia proseneliai, ne, ir visi kiti dalykai. Ir šita energija, jinai pasiduoda iš kažkur tai ir tik tada ta energija atvažiuoja iki šito chazaino. Todėl, kol šitas veikėjas nori būti didžiausias, karūnuotasis, kaip sakant, tada būna labai prasti dalykai.
Tai va šitam chazajinui pirmiausia reikia priimti savo tėtį, mamą, atleisti savo tėvams, atleisti savo, kad nežinojo, nesuprato. Tėveliai dirba su šitais klausimais, šitie dirba su šitais klausimais ir tik tada energija pradeda stabiliai tekėti. O tada va šitas chazajnas turi daug energijos. Ir jinai yra energija tam, kad jis galėtų toliau nešti tą žinią ateinančiom kartom. Arba tiems, kurie ateina kažkur tai pas jį klausyti. Tas pats yra su struktūrom. Pirmiausia, seniausiai yra, tada eina jaunesnieji ir struktūroje kažkur kažkas tai irgi energija ateina iki kažko tai. Tai va todėl ir būna tokie kartais dalykėliai, kad tas struktūras bandoma paversti taip, kaip norisi, arba savo sukurti kažką tai dėja. Norite, kad širdelės nekalatotų ir kraujagyslėmis kraujas tekėtų taip, kaip jisai teka, ne priešinga pusė. Tai reikės va tokių dalykų, kaip sakant, išmokti. Priimti savo tėvus tokie, kokie jie yra, nustoti jiems grumoti pirštais. Aišku, yra įvairių situacijų, bet tėvai savo tėvus priima, taip pat ir tėvams tas pats galioja, tėvų tėvams ir taip toliau ir panašiai. Tada ir, kaip sakant, ir kvėpavimas susinormalizuoja, ir nebedusina niekano, ir energija graži teka. O taip pat. Tai va, tai ką aš linkiu sėkmės struktūrų kūrėjams toliau galvoti ir analizuoti, kaip čia viską pasukti taip, kaip turėtų būti. Kaip norėtųsi būtų šitam mažiausiam, bet tokiam galvojančiam, kad jis didžiausias. Didelis, toksai užaugo dabar, va, jisai žino, kaip viskas turi būti. Tai va. Tai šiandien tiek žinių apie struktūras ir agregorinės sistemas. Agregorinėse sistemose aukščiausiai dažniausiai sėdi, kurie yra seniausiai, išmintingiausiai, nors kartais tam pačiam mažiausiui atrodo, kad durneliai ten tie seneliai, durneliai ten tie protėviai, ką jie ten žinojo, kažkokiais laikais gyveno ten, kas ten žino, kas ten buvo, nei kompiuterių, nei nieko, nei mašinų, nei išvis ten net laikai kažkokie tai akmens amžiaus buvo. Deja, energijai ir išminčiai, informacijai tam tikrai metai vis dėlto yra tam tikras dalykas. Todėl ne kompiuteriuose esmė, energijoje, tėkmėj. Jeigu kraujas teka kraujagyslėmis tą kryptimi, tai jis ir teka. Ir tu gali sėdėti ten prie to kompiuterio 100 metų bandydamas tas programas pasukti, kad vis kitą priešingą kryptim. Tai kaip aš sakau, da ne tiek gal kris žmonių, kaip sakant, dėl kažkieno tai neišmanimo tam, kad vienas chazajnas nori, kad būtų taip, kaip jis nori būti. Va, taip, va. Va, tas gaidys, kaip sakant, šitoj vištidį, tik tai viens. O tą gaidį, tai žinot, galima labai greitai puodą įdėti ir išvirti ir labai skani mėsytė bus vištiena, labai skani, kaip sakant. Tai kaip egoizmus savo ir tam tikrus dalykus susidėliokime savo kišenės, susištabeliuokime ir, kaip sakant, galbūt pagalvokime apie kitus dalykus, kad vis dėlto pradėkime nuo savęs, pradėkime gerbti tuos žmonės, kurie jau kažkur tai išėjo, galbūt kažkur tai anapilėn ar dar kažkur tai įstenkime atleisti, paleisti tam tikras savo vidinius dalykus, savo vidumi rūpinkimės, ane? Ir tada galbūt ta energija kitaip tekės. Ir visi bus laimingi, patenkinti ir nebandydami iš kažkieno kito padaryti to, ko jisai nėra sukurtas ir sutvertas. Todėl mokykimės kitus priimti tokie, kokie jie yra, o nebandykime juos pakeisti taip, kad jie būtų tokie, kaip va šitas nori, nes jam už tai labai gal daug pinigų pasiūlė. Suprantat? Tai va, tai šiandien tiek, tada iki susitikimo ir iki.